Labą dieną, sveikinu iš naujo sutikus žiemą, tai šiandien tokia trumpa video iki Regitros pro Zoknius ir atgal į šitą aikštelę. Tai rečiau galbūt važiuojama Zoknių dalis vien dėl to, kad nelabai ten ką yra pamatyti, bet pradžioje, kada pradedam pamokas, tai tenais dauguma mokinių būnat prasivažiavę, bet tik tiek, kad kai tai yra pradžia, jūs dar nelabai ir kelių matot. Nu, tai atrodo, kada per Regitrą pravažiuojat, atrodo lyg pirmą kartą būtų vežama, nors iš tikrųjų dažniausiai tai nebūna pirmas kartas. Tai va, tai mes važiuojam Zokniai, bet pirmiausia tai taip, Dubijos 80, Regitra, tada Zokniai ir Dubijos 80 grįžtam į mokyklą. Aikštelė, dešinės rankos taisyklė. Suku iškart į antrą eismo juostą. Žiedinėje sankryžoje antras išvažiavimas. Tai stovi šito juostoj, nes šita juosta yra tiesiai, pirma yra tik į dešinę. O man reikia davažiuoti žiedą, tai reiškia, kad aš privalau būti toj juostoj, kuri vis dar veža mane tiesiai. Taip, mūsų juosta yra antra, o po sankryžos turim dešiniai pusėj dar ir parkingui priskirtą juostą, kuri prie žiedo tampa pirma į pirmą išvažiavimą. Tai mums ta juosta realiai net nereikalinga. Čia greitis 50. Žiediniai sankryžoj antras išvažiavimas, prilietinu pasižiūrim. Mano užimama juosta turi visus išvažiavimus, reiškia, man tiesiog nieko keisti nereikia. Esu šalutinis, turiu duoti kelią automobiliams iš kairės ir esantiems žiede. Tai iš kairės atvažiuoja, prilietinu, iki trikampiukų turiu sustoti, neįvažiuoti. Esu antra juosta, privalau pirmiausia į žiedą įlipti į antrą juostą, įlipau ir skaičiuoju išvažiavimus. Pirmas, rutuliukai mėlyni. Ir noriu antrą išvažiavimą, reiškia, matau mėlyną rutuliuką, rodau, kad važiuoju lauk, nes tai ir yra antras išvažiavimas. Tada užbaigus pratimą antrojo juostoje, tai vat išsisukau į antrą juostą, reiktų grįžti į pirmą eismo juostą, bet pirmoje yra kliūtis, tai grįšiu tik po kliūties, čia vis dar 50 greitis. Pasižiūriu ir grįžtu iškart po kliūties, nepalikdama tarpo kitam automobiliui užlysti, nes tas šone automobilis buvo stovintis, o ne važiuojantis. Aš nelenkiau, aš tik padariau grįžimą.
dabar greitis 50, nesvarbu kokiu greičiu jūs lenks, čia automobiliai labai dažnai važiuoja per greitai. Jei jūsų kelyje atsiranda perėja ir matomumas geras, pėsčiųjų nėra, stabdyti nereikia. Tačiau jei perėjos matomumas blogas dėl, tarkim, pastato ar medžių, iš kairės pusės geras, bet iš dešinės pastatas, koja ant stabdžio. Ir jei įsitikinu, jog laisvas kelias, keičiu pavarą, judu toliau. Jeigu nestabdysiu, o bus slidu, tai man tiesiog aš nespėsiu sustoti, pervažiuosiu žmogų. Prieš perėją stabdom, jeigu nėra matomumo. Buvo 60, dabar 80, spaudžiu iki 70, pasikeičiu į 5 pavarą ir spaudžiu iki 80. Reguliuojamai suksim į dešinę, reiškia lieku šituo juostoj, nes ženklas jau rodė, kad į dešinę tik nuo kraštinės juostos bus. Ir matau, baigėsi ženklas. Ženklo galiojimas, tai greičio apribojimas pasibaigė ir prasideda vėl 50, vėl jungiu 4 pavarą. Nuo rodiklių jau galiu rodyti, kad sukuosi į dešinę. Stabdom iki 20, keičiam 2 pavarą, atleidžiam pedalus, jokių sankabos užlaikymų, nes nebeturiu lėtinti, o turiu greitės gaziuką. 50 greitis. Tai po dešinę, jeigu atlieka C formą, išvažiuoti tik tai prie stotelės ir aišku, kad pirmumas būna tų, kurie, vat, kaip dabar aš, yra pirmoji eismo juostoj. Šiandien yra antradienis. Antradieniais ženklas 40, kuris tuoj atsiras, negalioja. Tai egzamino metu apie šitą ženklą turit pagalvoti, nes aš jau netoli registrus, tai čia vienas iš grįžimo kelių yra per tiesiog šitą Serventų gatvę. Tai va, 40, pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį iki 3, tai reiškia negalioja amžinai, ne? Bet autobusą turiu išleisti. Tai stabdau. Nenoriu kirsti ištisinių, dėl to tiesiog stabdau, susileidžiu ir iškart matau, jog bus kliūtis. Tai perėja lygiai taip pat yra kliūtis. Rodau posūkį, bet nereikiuoju, nes ištisinė ir perėja. Prasileidžiu lenkiant automobilį. Pažiūriu per petį ir reikiuoju. Ir matau, kad po džipo jau viskas, nebebus kliūties. Tai reiškia, rodau, kad grįžtu, imu punktyrą ir šalia mašinos, kad kitas automobilis neužkištų. Tai šiandien čia 50, o kitom dienom galėtų būti ir 40 greitis, kuris galiotų iki šviesoforo, dėl to, kad čia sankryžų jokių nėra, tik ta reguliuojama priekį. Pravažiuosiu sankryžą ir atliksiu C formos pratimą, yra įvažiavimas į teritoriją, jį pravažiuosiu, sustosiu ir atbulinį įsistumsiu į tą įvažiavimą. Bet kaip ir sakiau vienam įraše, kad ta vieta nėra labai gera vieta, dėl to, kad pavojinga ir labai didelis automobilių srautas, bet egzaminuotojai duoda, tai tiesiog parodysiu, kur galit su tėvais pasipraktikuoti. Patarčiau labiau sekmadienį, kada mažesnis automobilių srautas. Tai va, pravažiuoju po dešinę įvažiavimą, koją laikausi ant stabdžio, rodau nuo pusės įvažiavimo jau posūkį, jog stoju.
Ir iš kiemo išvažiuoja 2 mikriukai. Šviesoforas pakol kas laisvas. Kiemas laisvas, pėsčiųjų lyg ir nėra, vėl iš šviesoforo išlindo automobilis, pasisukau, prilėtinau, nes jisai gali važiuoti ir į tą įvažiavimą. Vėl apsidairau, vėl žiūriu, vėl važiuoju, vėl sukuosi, rankenėlę vežu aplink bortą. Išsitiesinu, vis dar stebiu galą, nes jeigu reiktų giliau pasistumti, iš ten galėtų jau būti automobiliai. Ir baigus važiuoju tik į dešinę, nes išvažiuoti kitą pusę čia yra draudžiama, nors ženklo ir nėra, bet jeigu nebūtų sniego, būtų matomas zebras priekis su ištisinė linija, kas ir reiškia, kad tik į dešinę. 50 greitis ir po dešinę turim registros aikštelę, rodau posūkį, stabdaus iki 20, su automatinio pavarų dėže lygiai taip pat į siauresnį keliuką iki 20 ir lėčiau. Ir prie 20 jau pajungiu antrą pavarą, atleidžiu pedalus ir prilaikau tik tai greičio, jeigu reikia kartais stabdžio, sankabos nelaiko. Čia 50 greitis, suku į dešinę ir rodau į dešinę, o ne gairelę apvažiuoju, nes būtų klaidinantis į kelias pusės rodyti. Įsukau į kiemą, 20 greitis, iš dešinės turiu prasileisti ir iš priekio prasileisti. Pėsčiuosius, jeigu ką, prasileisti, dalykus apvažinėti, galvą išsukinėti, vat ir važiuoja mokomukas iš dešinės, turiu išsileisti. Ir toliau vėl turėčiau išsileidinėti, o aš važiuoju į dešinę. Toliau nukreipiamasis ženklas tik į dešinę. Iš kairės pusės mane turėtų išleisti, bet pasižiūriu, nes nelabai praleidžia. Ir vėl važiuoju į dešinę. Ir dabar turiu praleisti iš dešinės ir iš priekio. Tai va, egzaminas prasideda toj aikštelėj į priekį. Ir išvažiavus iš aikštelės, turit galvot apie pėsčiuosius. Va, pėsčiųjų perėja, apsidairau, pėsčioji neina. Bet perėja ir neperėja vis tiek visur turit praleisti. Nes aikšteliai nebūtina, kad būtų pripiešta perėjų. Ir esu šalutinis, turiu duoti kelią pagrindiniam eismui, tai reiškia, apsižiūriu kairę dešinę ir jau išvažiuoju į eismą, greitis 50. Aišku, tą 50 pagal situaciją, bet ant 10 tai tikrai nevažiuosiu. Sankryžoj suksimės į kairę. Jeigu stoviu pirma, privažiuoju prie pat pradžios kelio, jeigu antra, tai tada prie susikirtimo su dviračių taku. Tai šiuo metu, kai apsnigta, nesimato, kad yra dviračių takas. Tai turiu praleisti iš kairės, iš dešinės, o priekinis kiemas kaip ir turėtų mane praleisti, bet dažniausiai nepraleidžia. Tai irgi atsargiai. 50. Reguliuojama sankryža labai trumpai dega, per šviesoforą pravažiuoja 3-4 mašinos, tai būnant kokiu 5 numeriu, tai nebeskubėti. Tiesiog ramiai iš vietos ir realiai sustosit prie stop linijos, iš naujo lauksit šviesoforo. Tai dabar aš stovėsiu eilėje pati pirma, faktas, kad pravažiuosiu per reguliuojamą sankryžą. Tai iš regitros išsisukus buvo greitis 50, po šios sankryžos toliau tęsiasi greitis 50.
dešinėje man netrukdo, nes stovi stotelėje, tai nereikia rikiuoti. Priekį automobilis lyg pradėjo važiuoti, pasižiūrėsim. Turim kliūtį ir 2 eismo juostas, išsirikiuoju, nes jis išlipa lauk. Galima rikiuotis anksčiau į antrą eismo juostą, kad nereiktų kirsti ištisinių arba perėjų. Ir grįžimą daraus iš karto, nes tai yra stovinti kliūtis, o punktyras leidžia grįžti atgal. Tai tik tai aišku visi pasidairimai, bet nereikia užlaukti. Greitis vis dar 50. Priekyje matau kliūtį dešinėje, vėl turiu 2 juostas, rikiuoju į antrą eismo juostą. Kliūčių nebelieka dešinėje, tai grįšiu į pirmą eismo juostą, jau rodau ir per punktyrą imu šoną, kad kitas neužlystų. Greitis vis dar 50. Priekyje matau kliūtį, rikiuoju, nes 2 eismo juostos, galiu rikiuoti iš anksto. Po šios kliūties dešinysis kraštas laisvas, per punktyrą kampu grįžtu atgal. Reguliuojamoje sankryžoje suksimės į dešinę. Raudonas pradedu stabdyti, išspaudžiu sankabą, su 2 pedalais privažiuoju, sustoju ir įsijungus laisvą, laikau stabdį, sankabą atleidžiu. Reiškia, arba jūs su laisvu prirėdėsit, arba darysit taip, kaip dabar dariau aš. Nėra skirtumo. Tik laisvo nuo kalno neleidžia. Ir per ilgą atstumą su laisvu irgi neleidžia per egzaminą. 22 ir važiuojam į dešinę. Ir kaip sakiau, pridėsime Zoknių rajoną, tai vat nuo senosios regitros važiuojam. Tai dabar suku į dešinę. Ir įsukus važiuosiu šiek tiek lėčiau, kad spėtumėt ženklus pasimatyti. Nėra čia jokių greičio apribojimų, yra tik tai ženklas, kad parkuotis, bet dabar viskas apsnigta, nesimato, prieki mažiukas ženkliukas apsuktas, tai rodo, kad ten neįgaliesiam. Tai čia 2 vietos, pirmą vietą galima parkuotis, antrą gali parkuotis neįgalieji. Tai tik tai ženklą kažkas persukė. Tai greičio apribojimų nėra. Įvažiavau į greičio 50 gatvę, tai reiškia, galiu važiuoti 50, bet yra vingiuota ir siaura gatvelė, tai pasirenku saugų pagal savo vairavimo įgūdžius greitį. Tai kiekvienam skirtingai, aišku, aš čia galiu ir 50 važiuoti, bet tiesiog, kad sakau, nevažiuoju 20, nevažiuoju 30, bet ir nelaikau įtemptai 50. Tai yra saugus pagal vairavimo įgūdžius greitis, kuris nėra kažkaip tiksliai įformintas skaičiumi. Tada yra aišku, kad jūs nesilaikot zonos. Dabar mano pusėje
yra kliūtis ir pagal ją aš turėsiu kirsti punktyrą. Reiškia, pažiūriu, parodau, kad imu punktyrą, vis dar žvilgsnis į veidrodį. Ir vėl parodau, kad grįžtu atgal. Tik tai to daryti negalima iš anksto, nes čia jau yra išlindimas į priešinį eismą. Kaip Serbentų gatvėje visada turėjau 2 juostas, tai čianais aš turiu tik vieną eismo juostą savo kryptimi. Toliau, prilietinam. Ženklas pagrindinis sukasi į dešinę, privaloma rodyti posūkį į dešinę, nors tai tik vingio forma, nėra čia taip jau lėtai, bet posūkį reikia parodyti. Perėję, nematau dešinės, pristabdau, matau dešinę, gazuoju. Tai visą laiką, jeigu kažko nematau, prilietinu ir vėl galiu greitį palaikyti. Tai čia 50 greitis, jau gatvė išplatėjo, galiu laikytis to leistino jau maksimalaus greičio. Gatvė šiek tiek platesnė, galiu važiuoti dešiniau, bet yra purvai ir purslai, o pėstieji dešinėje. Tai nenorėdama išmaudyti žmonių, tiesiog renkuosi važiuoti šiek tiek viduriu. Šioje juostoje vis tiek tilpčiau, tik tai aš 2 automobiliai čia netilptų, bet būnant geresniam orui, faktas, kad galėčiau važiuoti šiek tiek dešiniau. Bet prieš sukimą į kairę, tada, jeigu tarkim nuo dešiniau, rodyčiau, pažiūrėčiau, pareiktuočiau prie kairiau ir tik tada sukčiau į kairę. Čia dėl egzaminų, gyvenime žmonės taip nedaro. Ir privažiuosime kelio pabaigą. Kelio pabaigoje juosta išsiskirs į 2 dalis. Mes važiuosime į dešinę. Tai privalėsime laikytis dešinesnės kelio pusės. Tad, kas važiuotų tiesiai arba į kairę, tiesiog tiesiai ir tada būtų į kairę. O dabar mes rodom, kad į dešinę lėtinam, nes esam šalutinis kelias. Pešiųjų dviratininkų nėra, iš kairės pagrindiniam kelyje mašinų nėra ir sukuos pagreitėdama greitis 70. Prie 50 jungiam 4, spaudžiam gazą iki 70 ir prie 70 jungiam 5, laikom greitį tolygų. 70 galiojimas baigėsi ties sankryža, jeigu nėra pakartota iš naujo ženklo. Tai va prieki matom 70 pakartota, reiškia, ta sankryža jo nepanaikina, lėtinti nereikia. Bet galėtų būti pabaiga ir po to vėl pradžia. Tai tada sankryžos dalyje tektų važiuoti ant 50 greičio. Mes turim Šiauliuose tokių vietų. Toliau, visuose Šiauliuose, jeigu matom šviesoforą, atmintinai, greitis ten bus tik 50. Tai va, šviesoforą matau, greitį atleidžiu ir pakritus greičiui pakeičiu į 4, nes jau 60 pasidarė ant spidometro. Tai va, ir laikausi dešinio krašto, nes dešinė yra tiesiai, viduriukas irgi tiesiai, bet dešinės rankos taisyklė sako, kad jeigu turim 2 tiesiai, laikomės dešinesnės. Vėlgi, turiu 4 pavarą, stabdau tik su stabdžiu, prie 1000 apsukų sankabą žemyn ir tik su stabdžiu ir su nuspausta sankaba sustoju. Tada padarau laisvą, sankabą atleidžiu, stabdį laikau. Tai arba keitalioti pavaras, kol privažiuoju ir sustoju, arba jungti laisvą ir prirėdėti, bet tuo tarpu tada sankaba turi būti atleista, arba tiesiog stabdau, ant galą išsispaudžiu sankabą, su 2 pedalais sustoju ir tik tai, kai pilnai sustojau, įjungiu laisvą ir atleidžiu sankabą. Tai dabar buvo Zoknių rajoniukas 50, tada išsisukom į gatvę 70 ir važiuosim toliau po sankryžos į greitį 80. Tai per sankryžą čia greitis 50,
Šiaip Šiauliuose nėra niekur pakavotų ant kampo pastatytų didelių greičio ženklų. Aš kalbu 60, 70, 80. Reiškia, jeigu aš išsisukau kažkur tai Šiauliuose ir žiūriu prieki stovi didelis greitis, tai žinau, kad tik nuo to ženklo galėsiu tą greitį išvystyti, o ne prieš jį. Tai reiškia, dabar vis dar 50. Pasiekiau ženklą, spaudžiu gazą iki 70 stipriai gilyn ir iš 4 pasikeičiu į 5, spaudžiu, išlaikau greitį ir į įkalnę, matau, ten baigęs greičiai, tiesiog paleidžiu greitį, koją perkeliu virš stabdžio, bet dar nestabdau, su pavarom nieko nedarau. Ir kai 60 ant spidometro pakeičiu į 4, čia jau būna 60, nuo šito ženklo 50. Perėjai iš tos pusės gerai matosi, tai nelėtinu, bet kai važiuojam nuo miesto pusės, tai būtinai lėtinat, nes tikrai nieko nesimato važiuojant iš anos pusės, iš tos normaliai. Reguliuojamoje į dešinę, tai vėl stabdau, su 4 pavarą, apsukos nukrito į vienetą, sankaba žemyn, vis dar stabdau, sustojau, įjungiu laisvą, sankabą atleidau, stabdį laikau. Paprastas šviesoforas, užsidegus žaliam pėstiesiam gali būti žalias šviesoforas taip pat. Todėl jeigu matyčiau pėsčiųjų daug, tai išstartuočiau lėčiau, bet jeigu pėsčiųjų nėra, tai va pagazavau, jungiu antrą ir sukuosi, nes neturiu dėl ko sustoti. Įsisukau, matau, kad bus kliūtis, rodau posūkį kairiau. Pati pirma, tai viską padarau, kad ne iš galo mašina mane lenktų. Ir laikausi kairiojo punktyro dėl to, kad automobiliai dešinėje duris gali atsidaryti, o prieki važiuojantis tikrai durų neatsidarys, ne? Dabar toliau. Sankryžoje suksimės į dešinę, tai jeigu ištisinę, aš vis tiek per ją sukuos į dešinę, nes man antra juosta neleido tokį veiksmą atlikti. Ir pasikeičiu į antrą, nes pėsčiųjų nėra, ir sukuos iškart plačiau prie linijos. Jeigu reikia ir ant linijos, važiuoju, čia greitis 50, bet važiuoju patogiu savo greičiu. Per sankryžą esu pirmumas, nes neturiu šalutinio, jie turi duoti kelią ženklą, tai jie ir prasileidžia. Tai realiai aš čia ir liniją buvau apsižergus ir ištisinę liniją, čia nesvarbu, dėl to, kad kaip kitaip važiuosi, ne? Ir apsisuksiu. Tai reiškia, rodau, kad stoju, tai čia į plus minus, dabar dar jie minkšti, tai nieko tokio. Ir, va, vystam, tada apsidairau, susisuku iki bortelio, stojam. Apsidairau, posūkiukas, susisuku, vėl posūkiuką. Aišku, pavaras kaitaliojat, nepamirštat. Savo kliūtyje užbaigiau, žiūriu šoną, pasireikiuoju ir vėl viduriu važiuoju. O ką praleisi čia nuo pavyzdžiui, dabar jis turėtų mane praleisti, nes pas jį būtų vietos. Tarkim, šiuo atveju jau aš lyščiau į tarpą ir iš priekio mašiną praleisčiau. O atvažiuoju apsižergus liniją.
jeigu važiuočiau per arti dešinės arba kairės, tada turiu važiuoti labai lėtai. Tai aš tiesiog važiuoju viduriu ir man galima važiuoti normaliu tada greičiu. Bet tas normalus irgi ne 50 procentų. Toliau noriu važiuoti kairę arba į dešinę. Jau šitoje vietoje aš nebegaliu ant vidurio stovėti. Dėl to, kad padėtį turiu vis tiek imtis nuo savo krašto. Tai jeigu važiuočiau į kairę, rodyčiau į kairę, bet priekį gražinčiaus už linijos ir pasitiesinčiau. Bet aš važiuosiu į dešinę, tai dar labiau į kampą už perėjos, žiūriu iš kairės laisvą ir važiuoju iš tos gatvės viena, reiškia, imu antrą juostą, nes pirmą užimta, o iš tos gatvės buvau viena, tai kur noriu, ten ir važiuoju. Sankryžoje suksiuos į kairę. Į kairę suksiuos viena pati ir turiu salelę. Tokiu atveju nevažiuoju iki sankryžos vidurio, bet pakreipiu kraštą prie salelės, pasiruošiu pirmą pavarą ir prasileidus priekį, nes paprastas šviesoforas priekio pirmumas. Pešiųjų nėra, galiu važiuoti į priekį. Tai vat skersas įvažiavimas, kai turime salelę. Tai jeigu yra salelė, nevažiuojam statmenai į kairę, bet tokiu skerstu kampu. Perėja kairėje matosi puikiai, dešinėje automobilis ją užstoja, tik stabdau. Stabdymus visada pažiūrim galinį vaizdą, kad nebūtų taip, kad ant stabdžio užsimyniau, o galas ir suvažiavo. Dvi į kairę, rodau posūkį, stabdau, sankryža, tai yra dėl to stabdau ir matomumas dėl perėjos ne kažką. Ir sukuosi iš antros į antrą eismo juostą, išlaikau antrą eismo juostą ir taip ir nuvažiuočiau tiesiai, nes ši juosta yra tiesiai, bet aš važiuosiu į dešinę, tai pasirikiuoju. Galima sukti dešinę ir per paprastą, kaip dabar automobilis padarė, ir per rodyklinį. Tai va, užsidegė rodyklinis dedulis, eina mane. Tai mums tinka ir tas šviesoforai, per rodyklinį pėstieji turėtų neiti, bet kaip matėm, ką norim, tą darom. Suksiu į dešinę, lėtai važiuoju, nes eina pėsčioji. Susikirtimo sankirtose mes turim prasileisti pėsčiuosius. Įsisukus į dešinę į siaurą gatvelę laikaus už kliūties, nes priekis užimtas. Tada tik pareikiuoju, kai priekis laisvas. Ir noriu važiuoti dešiniau, pirmiausia išleiščiau iš dešinės, tada pati įvažiuoju ir laikausi savo pusės aikštelėje, nes dvipusis eismas, tai savo pusė reiškia dešinę pusę. Jeigu važiuočiau va taip viduriu, tai aš jau neduodu kitam žmogui važiuoti pas mane. Tai reiškia, aš laikaus dešinio krašto. Nu ir gal kažkur tais gyvenime rasim vietą arba ne. Bet man jau užteks. Gerai. Tai va. Tai 80 greitis Dubijos gatvė ir Regitros kiemas, tada Zokniai, iš Zoknių 70 greitis, vėl 80 greitis Dubijos gatvė. Perėjos, matomumas, žiūrit, kada reikia prasileidžiat, kada reikia prisilėtinat, nebūtinai bus pėsčiųjų, svarbu, kad jūs matot ne taip gerai matoma zona, kurią reikia patikrinti, tada ir stabdot, ne? Toliau sekantis dalykas būtų, va dabar paskutinį, kur dariau kairį posūkį, kai salelė, kad kreipt kampą ir tada važiuoti sankryžą. Ir ką dar? Ir turbūt tiek. Nu, per pamoką
laiko susitiksim, pakalbėsim. Iki.